Sveiki, esu Raimundas, Sosvan projektų įkūrėjas. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad nesu geras oratorius. Gyvenimas parodys, koks esu minčių generatorius. Tai tiesiog esu truputėlį užsirašęs, ką norėčiau su jums pasidalinti, kas galvoja mano galva, kad yra šią dieną mums yra aktualu ir ką mes turėtume padaryti, kad mūsų projektas tiesiog įgautų tą prasmę, kurios tikiuosi, žinoma, pirmiausia aš ir yra tikrai vartotojų, kurie jau įžvelgia tą visą jo naudą ir norisi, kad kuo greičiau daugiau žmonių suprastų, koks yra tikras tikslas šio projekto. Tai noriu paminėti, kas mažai dar žino tą Sosvaną, kokia yra nauda to Sosvano. Tai projektas, kuris padės gauti papildomų pajamų žmonėms, tie, kurie važiuoja pakeliui ir sutinka kažką pervežti kitam, tiesiog padėti kitam žmogui pervežti ir už tai gauti užmokestį. Šiam mūsų bendruomenėje, ta prasme, pervežimus atlikti vietos užteks tikrai visiems vežėjams, tie, kurie veža siuntas, veža kažkokius krovinius ar užsiima automobilių pervežimu, tai gali jungtis tiesiog visi vežėjai ir bandysim transliuoti žmonėm, kad tai galima pas mus rasti bet kokį vežėją, bet kokiam pervežimui. Kadangi siuntų pervežimas, manau, didžiausia rinka, tai tiesiog norėsiu pakalbėti trumpai apie siuntų pervežimą. Mano manymu, tūkstančiai siuntų kasdieną laukia kelionės pas savo klientus. Ir kaip ir tūkstančiai mūsų automobilių, kiekvieną dieną išvažiuoja gatves, kas važiuoja į darbą, kas važiuoja kažkur savo reikalais. Ir man niekad neduoda ramybės mintis, kodėl mes negalėtume viso šito apjungti ir padaryti, kad tuos pervežimus galėtume mes atlikti patys per pakeliningus vežėjus. Ir tuos pinigėlius, kuriuos milijonus, net galiu pasakyti, gryno pelno uždirba kurjerių kompanijos, pasidalintume mes patys žmonės tiesiog atlikdami tuos pervežimus. Aš tikrai nenorėčiau nuvertinti kurjerių, jų sukurta sistema tikrai yra patogi žmonėms, bet noriu paminėti, kad Sosvanas taip pat baigia programavimus, taip pat turės siuntų surinkimo punktus, kas turėtų duoti tikrai daug patogumo. Mano manymu, šio projekto likimas grynai žmonių sąmoningumo rankose. Jeigu žmonės tiesiog norės jį augins, mylės, mes jį tobulinsim, jisai tikrai gali išaugti ir jisai būtų patogus ir tikrai neš naudą. Jeigu tiesiog žmonės rinksis patogumą, taip, patogumas yra gana gerai sukurtas kurjerių, bet pajamų jisai jums tikrai niekam nesukurs. Ir pabaigai norėčiau paminėti, kreipiuosi į jūs su prašymu. Tiesiog nelaukite, kada bus iškeptas tas pyragas ir galėsim sėsti visi jį valgyti. Ta pyragą turime iškepti patys. Tai kiekvienas iš jūsų galite prisidėti prie projekto mažais darbeliais, pasidalindami informaciją apie projekto modelį, apie veikimą. Galite dalintis mūsų reklamomis, kurias mes leidžiam, tiesiog palaikinkit ant mūsų reklamos, kad galėtume padidinti žinomumą tiesiog tokiais nemokamais, smulkiais dalykais, bet jie tikrai yra gana veiksmingi. Jūsų sukurta, jūsų sumokėtas narystės mokestis tikrai turi didelę svarbą mums, kada šiuo metu mes tikrai negeneruojam pajamų pakankamai ir sustoja visi programavimo darbai, marketingas tikrai gana silpnas dėl skylėto biudžeto, bet kadangi aš esu pradžioje jau minėjęs, kad aš linkęs pirmiausia duoti, po to imti, tai aš jūsų ir neprašau per prievartą. Aš tai palieku jūsų pačių sąmoningumui, kad tikiuosi, kad jūs suprantat, kad pinigai vis tiek šiam gyvenime atlieka labai daug. Ir jeigu mes norim greitesnio rezultato, mes tiesiog turim kažkiek padėti ir tada po truputėlį viskas tikrai augs ir išaugs ir mūsų visų lūkesčiai išsipildys. Tai noriu palinkėti visiems kuo geriausių pervežimų. Jei kyla kažkokių klausimų, turit kažkokių įdomių idėjų, visą laiką galite skambinti administratoriui, mes tikrai viską apsvarstysime ir tikrai viskas išaugs ir mes tikrai turėsime iš šito projekto visi naudos.